Jotvingių gimnazijoje lankėsi 45 šalis dviračiu apvažiavusi keliautoja Goda Čiplytė, kuri pristatė savo pirmąją knygą apie vykusią kelionę. Alytuje Jotvingių gimnazijoje svečiavosi anglų kalbos mokytoja, aistringa keliautoja dviračiais Goda Čiplytė. Dviratininkė pristatė savo pirmąją knygą Ir aš buvau Afrikoje aplink pasaulį dviračiais per 525 dienas. Goda Čiplytė 1998 metais su dviem bičiuliais leidosi į kelionę dviračiais aplink pasaulį. Kelionėje praleista 1,5 metų. Per 525 dienas Goda Čiplytė apkeliavo 45 šalis, nuvažiavo beveik 25 000 kilometrų dviračiu. Tai buvo taikos žygis. Mes norėjom pasitikti naują tūkstantmetį Japonijoje, toj šaly, ant kurios 45 metais JAV užmetė bombą, tiksliau Hirosimoje, taikos parke. Taip ir atsitiko. Sėkmingai įveikusi žygį dviračiais po 1,5 metų grįžusi namo, Goda Čiplytė nusprendė savo patirtus įspūdžius įamžinti knygoje. Buvo iš tikrųjų labai didelė tuštuma tam žygiui pasibaigus, todėl kad 2 metus ruošėmės, 1,5 metų važiavom, tai reiškia iš viso 3,5 metų, kai kažką labai intensyviai darai ir staiga turi sustoti. Na, mane užplūdo begalinė tuštuma, nes aš užtrukau 2 savaitės namuose, kol suvokiau, kad minti pedalų nebereikia ir kad nebereikia krautis krepšių. Tai va, o knyga buvo parašyta per 3 metus ir jinai gulėjo ir tiesiog brendo. Ir kai subrendo, ėmė ir išlipo į stalčiaus ir pasibeldė į duris, atidarykit, aš atėjau. Knygoje Ir aš buvau Afrikoje aplink pasaulį dviračiais per 525 dienas emocingai ir nuoširdžiai be pagražinimų aprašomi įspūdžiai, kurių autorė patyrė važiuodama dviračiu aplink pasaulį su draugais iš įvairių šalių. Kokius įspūdžius sudėjote į knygą, ką skaitytojai ras šioje knygoje? Jie šičia ras apie meilę, draugystę, ištvermę, apie išgyvenimą, apie išlikimą, apie maisto medžioklę, kurios šiaip paprastai civilizuotam žmogui neprireikia, nes jis gyvena civilizuotoj aplinkoje, eina į darbą, gauna atlyginimą. Viso to neturėjom, visą tą reikėjo prasimanyti važiuojant. Kelionę dviračiu aplink pasaulį Goda Čiplytė vadina avantiūra, kuriai ryžosi paskatinta savo mamos. Apvažiavusi pasaulį dviračiu, Goda Čiplytė sako įgyvendinusi savo svajonę. Bijojau, Kai išsigandau, mama sakė, kaip pažiūrėsi savo į akis, kada tavo draugai grįš iš kelionės, o tu ruošeisi ir viską staiga ėmei ir pametei. Ar dar kartą leistumėtės į tokį patį žygį? Su geru vyru, su gera kompanija, kodėlgi ne? Lankydamasi Jotvingių gimnazijoje dviratininkė mielai atsakinėjo į moksleivių klausimus, pasakojo kelionės įspūdžius bei kas paskatino įsimintiniausius momentus sudėti į knygą.